Sveiki, esu Evelina Čiurlionė, Pandos pasakos autorė ir MyPanda programėlės kūrėja. Pirmiausia, noriu labai padėkoti, kad nusprendėte išbandyti MyPanda programėlę. Ši programėlė yra skirta vaikams nuo 4-5 metų iki 10 metų amžiaus ir jų tėvams. Pagrindinis šios programėlės tikslas yra stiprinti tarpusavio ryšį. Kiekvieną dieną mes sakome vaikui ten išsivalyk dantis, susitvarkyk kambarį, padaryk namų darbus, padaryk tą, padaryk aną, bet dažnai atsimušam į sieną, nes vaikas kažko nenori daryti, daro nekokybiškai ir panašiai. Taip gimė idėja sukurti aplikaciją, kur vaikas būtų motyvuojamas pats savarankiškai eiti ir daryti priskirtas užduotis. Kas yra labai svarbu, kad užduotis galvotumėte ne jūs kaip tėvai, tėtis ar mama, bet galvotumėte kartu su savo vaikais. Kartu apsitartumėte, kad žiūrėk, tau kasdieną reikia padaryti tą ir tą ir tą. Na, ten 1 ar 2 kartus į savaitę reikia padaryti tą. Na ir kartu apsitarė, tada nusprendžiate, kiek už kokią užduotį reikėtų skirti taškų. Na ir įvykdžius visas užduotis, koksgi apdovanojimas laukia. Tai yra labai labai svarbu viską daryti kartu, apsitarti kartu. Pandos appse, MyPanda appse rasite ir Pandos akademija, kur vaikas galės pasimokyti. Yra ir žaidimai, kurie yra tikrai nesudėtingi. Vienas iš jų gaudynės yra skirtas vaikams su tėvais arba vaikams tarpusavį žaisti. Dar kas yra labai smagu, kad Pandos akademija yra tiek lietuvių, tiek anglų kalba. Todėl jeigu norite, kad vaikas geriau išmoktų anglų kalbą, galite duoti spręsti užduotis anglų kalba. Taip pat reikės rūpintis ir virtualia maža panda, kad vaikas kasdieną ją pamaitintų, pagirdytų, pažaistų. Užduotis tikrai nesudėtingos, netima daug laiko, bet ugdo atsakomybę. Tai toliau video pateiksiu, kaip teisingai parsisiųsti viską, susikurti paskyras ir maksimaliai išnaudoti MyPanda programėlę. Labai tikiuosi, kad šios programėlės dėka namuose vyraus taika, ramybė. Pirmiausia, turite susikurti tėvų paskyrą. Nuėję į www.mypanda.lt, įvedę savo elektroninio pašto adresą, savo slaptažodį ir saugos kodą 2+2, elektroniniu paštu gausite patvirtinimą, kad paskyra yra patvirtinta. Tuomet sugrįžkite į mypanda.lt, suveskite savo elektroninio pašto adresą, savo sukurtą slaptažodį ir prisijunkite. Pirmiausiai, ką turite padaryti, tai spausti mygtuką pridėti vaiką. Tuomet turite sukurti slapyvardį, tai tiesiog gali būti jūsų vaiko vardas. Prisijungimo vardas, tą, ką vaikas naudos prisijungdamas prie programėlės, bei slaptažodis, kurį taip pat naudos jūsų vaikas. Slaptažodis bus užkoduotas, tai į tai nekreipkite dėmesio. Pavyzdėje matote 2 vaikai. Paspaudus pavyzdžiui ant tomukas matome jam priskirtas kasdienės bei savaitinės ir mokymosi užduotis. Jeigu norime kažką papildyti ar panaikinti, darome viską labai paprastu būdu. Pavyzdžiui, pridėti kasdienę užduotį, parašome jos pavadinimą, pasirenkame norimą ikoną, kaip dažnai reikės atlikti tą užduotį, ar kartą per dieną, ar daugiau, priskiriame nuo kurios iki kurios valandos tą užduotį turėtų atlikti, bei susitarėme, kiek taškų gaus atlikę užduotį. Jeigu kažkur užduotis tampa nebeaktuali, tiesiog spaudžiame šiukšlių dėžės ikoną ir tą užduotį ištriname. Norėdami pridėti naują mokymosi užduotį, spaudžiame pridėti mokymąsi. Tuomet pirmiausiai turime pasirinkti amžiaus grupę, nes nuo to priklauso užduočių sudėtingumas. Pasirenkame, kuria kalba vaikas turės spręsti užduotis lietuvių ar anglų ir kurį modulį. Kada viską nustatome, pasirenkame kiek mažiausiai procentų, tai yra teisingų atsakymų turi surinkti vaikas, kad užduotis skaitytųsi atlikta. Pasirenkame, kurią savaitės dieną ar dienas vaikas turės spręsti šias užduotis, bei kiek taškų gaus, jeigu sėkmingai surinks reikiamą procentų kiekį. Jeigu procentų surinko mažiau, tai yra surinko mažiau teisingų atsakymų, tokiu atveju turės užduotis spręsti dar ir dar kartą, kol surinks reikiamą taškų kiekį, tam, kad užduotis skaitytųsi atlikta. Kas yra labai patogu, kad vaikai valdomi atskirai. Jeigu sužiūrėjome tomuko užduotis, galime pereiti prie kito vaiko Emilijos užduočių. Priskiriame lygiai tokiu pačiu principu ir jau šias užduotis matys tik Emilija prisijungus su savo prisijungimais. Na štai užduotis sukurtos ir Emilijai. Įėjus į vaiko profilį matysite jo prisijungimo vardą ir užkoduotą slaptažodį. Neišsigąskite, vaikas vis tiek prisijungs su tuo slaptažodžiu, kokį sukūrėte jūs. Miego laikas yra labai svarbus, todėl MyPanda eina miegoti tuo pačiu laiku, kaip turi eiti miegoti jūsų vaikas. Tad nustatykime, nuo kurios iki kurios valandos panda miega. Tuo metu vaikas negalės atlikinėti jokių užduočių ar žaisti. Labai svarbi dalis - apdovanojimai, ką vaikas gaus surinkęs atitinkamą taškų kiekį per savaitę. Galime nustatyti kiekvienam vaikui atskirai jam skirtą prizą, kurį jisai matys prisijungęs su savo prisijungimais.
Parodysiu, kaip parsisiųsti programėlę, keliaukime į mypanda.lt. Jeigu neatsiranda užrašas įdėkti programėlę, paspaudžiame ant trijų taškelių ir renkamės pridėti prie pagrindinio ekrano ir tuomet įdėkti. Įdiegus, programėlė atsiranda jūsų telefone. Atsidarome ją ir pradedame naudotis tiek tėvų, tiek vaikų prisijungimais. Suvedame savo sukurtus vaiko prisijungimus ir pirmiausia vaiko užduotis pavadinti mažąją pandą, tai yra sugalvoti jai vardą. Sugalvojus visą laiką rodys, kadangi vienam vaikui nustatėme, kad eina vaikas miegoti 9 valandą, o jau yra po 9, dėl to, kaip matote, yra rodoma, kad mažoji panda jau miega. Todėl prisijungime prie kito vaiko. Kaip matote, čia visos užduotis vis dar yra aktyvios, nes vaiko miego laikas yra 10 valanda. Paspaudus pamaitinti pandą, panda pavalgo ir taip renka taškus už rūpestį. Kadangi panda yra ir ištroškusi, reikia ją pagirdyti. Taigi paspaudus visai paprastu būdu panda pagirdoma ir taip pat gauna taškų už rūpestį. Čia matosi, koks yra savaitės progresas, kiek yra surinkta taškų iš kiek galimų taškų. Prisijungimus galima išsaugoti, todėl vaikui nekils keblumų prisijungiant. Linkiu gero naudojimo.